Lietuvoje pastaruoju metu vis dažniau pasirodančios meškos kelia diskusijas ir atkreipia visuomenės dėmesį į laukinės gamtos ir žmogaus santykį. Šie galingi gyvūnai, kurie prieš maždaug 150 metų buvo išnaikinti dėl intensyvios medžioklės ir miškų kirtimo, vėl grįžta į Lietuvos miškus. Meškos į Lietuvą atklysta iš kaimyninių šalių – Latvijos ir Baltarusijos, ypač iš Nalibokų girios esančios tarp Minsko ir Vilniaus, kur jos sėkmingai dauginasi. Pastaraisiais metais meškos pastebimos įvairiose Lietuvos regionuose, tokiuose kaip Biržų giria, Utenos, Kupiškio, Ignalinos ir Širvintų rajonai. Ypač didelį atgarsį sukėlė meškos pasirodymas Vilniaus apylinkėse ir net pačiame mieste, kas sukėlė gyventojų susirūpinimą ir viešas diskusijas. Vienas iš veiksnių, galėjusių prisidėti prie miškų pasilikimo Lietuvoje, yra 2022 metais pastatyta tvora tarp Lietuvos ir Baltarusijos. Šis barjeras galėjo sutrukdyti meškoms grįžti atgal į Baltarusiją, todėl jos liko blaškytis po Lietuvos teritoriją. Taip pat yra užfiksuotas unikalus atvejis Kupiškio rajone, Mirabelio miške, kur rudoji meška atsivedė jauniklį. Tai pirmasis kartas, kai Lietuvoje pastebėtas meškos jauniklis, patvirtinantis, kad rudieji lokiai vėl pradėjo kurtis mūsų šalyje. Nors meškos yra dideli plėšrūnai, gamtininkai teigia, kad jos dažniausiai vengia žmonių ir pamačiusios žmogų bėga. Tikimybė susitikti mešką yra itin maža, nes jos gyvena giliai miškuose. Tačiau, jei susidūrimas įvyktų, svarbu išlaikyti ramybę ir nepanikuoti. Specialistai pataria, ką reikėtų daryti sutikus mešką. Reikėtų stengtis atrodyti didesniam, iškelus rankas, jokių būdų netriukšmauti ir nebėgti, o ramiai ir lėtai atsitraukti. Bėgimas gali paskatinti mešką vytis. Neklykti, bandant atbaidyti mešką, garsų šūksniai gali suerzinti gyvūną. Svarbiausia – gerbti gyvūno erdvę. Meška, jei jau atsivedė jauniklį, greičiausiai rado ramią vietą ir nenorės iš jos išeiti. Meškos gali padaryti nuostolių išplėšdamos avilius ar ieškodamos maisto atliekų. Taipogi pasitaiko atvejų, kai kaimyninėse valstybėse jos užpuola ir naminius gyvūnus. Tačiau tiesioginis pavojus žmogui būti užpultam lokio Lietuvoje kol kas nėra didelis. Meškų sugrįžimas į Lietuvą yra signalas, kad gamta atsigauna ir ekosistemos tampa sveikesnės. Tačiau tai taip pat kelia naujų iššūkių ir reikalauja iš žmogaus didesnės atsakomybės ir pagarbos laukiniai gamtai. Gamtininkai pabrėžia, kad svarbu užtikrinti geresnės sąlygas Lietuvoje gyvenančioms meškoms ir didinti aplinkosaugininkų finansavimą. Žmogaus veikla, tokia kaip keturračių ir motociklininkų triukšmas miškuose, gali išvaryti gyvūnus iš jų natūralių buveinių ir priversti juos blaškytis, kas galiausiai gali priversti prie incidentų. Svarbu, kad būtų sukurta teisinė reglamentacija, užtikrinanti laukių apsaugą gamtoje. Meškos yra visaėdžiai gyvūnai, mintantis uogomis, šaknimis, smulkiais žinduoliais, paukščiais, dvėselena ir medumi. Jų itin stipri uoslė leidžia užuosti maisto šaltinį negi už keliasdešimt kilometrų, todėl svarbu nepalikti maisto atliekų miškuose ir netrikdyti gyvūnų ramybės. Meškų pasirodymas Lietuvoje yra priminimas, kad esame ne gamtos valdovai, o jos dalis ir turime išmokti gyventi harmonijoje su laukinė gamta, gerbdami jos erdvę ir poreikius. Pavyzdžiui, Estijoje gyvena per 1000 rudųjų lokių ir ten juos netgi galima medžioti. Kiekvienais metais išduodami leidimai sumedžioti nuo 80 iki 100 meškų. Šie leidimai yra paskirstomi po įvairias Estijos apskritis. O daugiausiai leidimų skiriama Idabiru apskričiai, kur meškų skaičius didžiausias. 2024 metų rugpjūčio mėnesį būtent Idabiru apskrityje nutiko neeilinė istorija, kupina šoko, drąsos ir neįtikėtino išgyvenimo instinkto. Įsivaizduokite, esate rytų Estijos miškuose, apgaubti gamtos tylos. Esate medžiotojas ir ieškote laimikio. Būtent tokioje situacijoje atsidūrė patyręs medžiotojas Janekas su savo ištikima kalyte Rubi. Medžioklės diena atrodė eilinė, kol neaptiko didelės rudosios meškos pėdsakų. Tačiau priartėjus arčiau, Janekas suprato, kad kažkas ne taip. Meška buvo sužeista ir kraujavo. Kartu su kitu medžiotoju, Janekas nusprendė pabandyti išvaryti sužeistą žvėrį iš tankymės.
Tai, kas nutiko toliau, buvo akimirka, kuri amžiams įsirėš į jo atmintį. Meška užuot pasitraukusi puolė ir puolė su visu savo laukiniu įniršiu. Janikas turėjo vos sekundės dalį apsispręsti, bėgti ir stovėti. Jis pasirinko antrą variantą. Bandė šaukti, tikėdamasis, kad tai išgąsdins žvėrį, bet buvo jau per vėlu, meška buvo ant jo. Šokas apėmė, kai išlindau iš po meškos ir pamačiau, kad mano pirštai kabo ant odos atplaišų, pasakojo Janikas. Jo rankos buvo smarkiai sužalotos. Meška draskė nagais ir ieškojo tinkamos vietos įkąsti. Laimė, Janikas intensyviai gynė savo gyvybiškai svarbias vietas rankomis, todėl būtent jos ir buvo labiausiai sužalotos. Tačiau čia į sceną įžengė tikroji herojė, kalytė Ruby. Jis stipriai įkando meškai, nukreipdama jos dėmesį. Ši akimirka buvo pakankama, kad Janikas sugebėtų išlysti iš po žvėries. Tai buvo stebuklas. Su kraujuojančiom žaizdom ir virpančiom rankom Janikas suprato, kad medžioklės diena baigta. Jis greitai sustabdė kraujavimą, pasinaudodamas susuktas striukę kaip turniketu, kol jo bičiuliai liko tvarkyti su meška. Janikas pats vargais negalais pasiekė gyvenvietę. Po praleisto laiko ligoninėje Janikas po truputį atsigauna. Kairės rankos judesiai atsistatė, dėja, jis vargu ar visiškai atgaus savo pirštų judesių diapazoną. Nepaisant to, Janikas yra gyvas ir, kaip pats sako, išskyrus tai, kas nutiko jo pirštams, jis yra sveikas. Meška yra ne veltui miško karalius. Kiti medžiotojai vėliau sumedžiojo užpuolusią mešką. Ši istorija dar kartą primena apie laukinės gamtos nenuspėjamumą ir pagarbą, kurią jai turime jausti. Kokia jūsų nuomonė apie meškas, kurios vėl pasirodė Lietuvoje? Savo nuomonę palikti galite komentarų skiltyje. O dabar ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitame įdomiosios dokumentikos video. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją? Prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą. Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika.